Prasidėjo? Sveiki, mėly žiūrovai, atleiskit už pavėlavimą. Čia įtariam, kad jauniškio darbas, nes valandą bandėm skambint, galvojom, kad jau gerbiamas parlamento narys Viktoras Uspaskichas su berželiais glėbėšiojasi, ir nebus. O jis paskambino punkt 8 valandą, sako, kur jūs dingot. Taip kad pas mus šiandien Svendžiuose Europarlamento narys Viktoras Uspaskich. Labas vakaras. Labą. Kaip dvasininką. Gerai, Viktorai, iš karto prie reikalo. Mus suintrigavo jūsų pareiškimai paskutiniam dienom savo laive, nes mums siunčia žiūrovai ir mūsų televizija veikia tik tai iš pageidavimų ir pasiūlymų. Patys nieko neišrandam. Tai gal pradžiai susitarėm, kad jūs velnės. Nu, tarkim, kad nenukrypti į šonus, smulkmenom nesiblaškyt, kada ten buvot Maskvoje, ar etikos komisija svarstė. Nu, tai aš velnės, jūs velnės, vat, ir nereikės pletkai susiminėti. Bet aš ne velnės. Ne. Čia matote. Ne velnės. Argumentuoju. Mat, aukštąją politikos mokyklą išėjau pas signataro Rolandą Paulauską ir jisai sakydavo visą laiką, kas tau geriau, ar bus velnės, bet balsuos tau kaip reikia. Nu, įstatymus priiminės tokius, kokiu tau reikia. Tai reiškia žmonėm, tai reiškia valstybei. Ar vis tik tai bus toks angelas, bet visą laiką balsuos kaip jam reikia, kaip valdžiai reikia. Tai va dėl to tik tai ir pasakiau, kad velnės, bet tik dėl to, kad mum neskambintų žmonės ir pletkais kokiais užsiminėt, nes politikoje pletkai, dora, tikiu, ten aš juo netikiu, nu tai mažai reikšmingi dalykai, šalutiniai tokie. Sutinka taip? Taip, aš kaip tik ir neužsiminėjau tokiais dalykais. Svarbiausia, nepasiduodu tokiams dalykams ir todėl esu gyvas, drūtas, sveikas ir visi tie pletkai mane neliečia, nes pletkai ir lieka pletkai. Jeigu nori sužinoti tiesą, visą laiką reikia susitikti su žmogumi ir turėti savo kritinį mąstymą, požiūrį į viską, kas vyksta. Ir todėl aš visą laiką stengiuosi vadovauti savo galvą, o ne tai, ką man primesta. Svarbiausia, man gaila, todėl kad aš tikrai gyvenu tokioj fainai filosofijai gyvenime ir stengiuosi vadovautis, kodėl aš pasitaisau, pasakau, kad aš ne velnės, nes iš tikrųjų mano filosofijos netinkamas. Ir gyvendamas savo filosofiją, man gaila tų žmonių, kuriem pripumpuota galva arba išplautas smegenis ir dezinformuoti žmonės, jie dezorientuoti. Jie nematė žmogų niekada gyvenime akise, jie jau turi savo nuomonę. O pasirodo, ta nuomonė ne jų, o nuomonė jiem prikišta. Jeigu gyveni pagal prikištą nuomonę, tai reiškia gyveni ne savo gyvenimą. Ir patys nelaimingiausi žmonės tie, kurie gyvena ne savo gyvenimą. Todėl man jos nuoširdžiai gaila ir tikrai jiems galima padėti visiems, bet, čia jų reikalas, jų pasirinkimas. Ir šitoje vietoje aš tikrai, kas ką kalba, mane nelabai liečia ir gyvenu toj filosofijai, kad ne aš turiu teisė kažką vertinti, teisti, neturi ir mane įtakoti kitų nuomonę. Todėl man nesvarbu, kas ką apie mane galvoja. Gerai, tai šaudu. Tai gal tada pradėsim nuo aktualiausių dalykų. Štai jūs paskelbėt, kad ruošiat ieškinį prieš valstybę dėl genocido žmonių, besikartojančios mirtys dėl nepriežiūros
tarkim, paskui pjaunama visa ekonomika Lietuvos, ten daugybė išplėstinių dalykų, kurie siejasi su karantinu. Kokioj stadijoje šita byla ir ar galim bendradarbiauti šitoje vietoje? Visą laiką galima bendradarbiauti ir mūsų teisininkai ruošia visą tą pagrindą, nes reikia surinkti įvairių atvejų, situacijų iš žmonių, žmonės turi juos siūsti, jiems duotas dabar adresas, duota elektroninis paštas, kurie gali siūsti savo atvejus visus ir tada teisininkai nagrinės, nes ten daug subtilybių yra. Pavyzdžiui, mano pažįstama atvežė su mikroinsultu. Nu tai ką, gydytojai laisvai gali teisme įrodyti, kad nebuvo tokių požymų. Tik tada, kada buvo skrodimas yra padarytas, tik tada pamatėm, kad yra tokie dalykai. Todėl šitie ieškiniai turi būti labai pasverti, bet procesas vyksta. Vienas dalykas ir kitas dalykas, mane džiugina, kad vis tik taip tas sukeltas mano pareiškimas, kreipimasis į valdžią, į trijus pagrindinius galbūt šio laiku metu vadovus, kad iš tikrųjų ar jie patys supranta, kas vyksta, ar jie supranta, kokią sukurtą sistemą, kada atveža žmogų, kuriam reikalinga toj pat medicininė pagalba, gydytojų pagalba, jis laikomas 6-5 valandas, paskui jau beprasmiškai gelbėti žmogų, jis jau eina į pabaigą. Tai neteisinga sistema ir man tai rodas, kad tai yra vis tik taip nusikaltimas, negali būti. Žmonės visą gyvenimą mokėja duoklį valstybei, ne šiaip savo vadinasi sveikatos apsaugos ministerija. Mokėjo už savo sveikatos apsaugą ir kada jiems prireikia tos apsaugos, jie pamatė uždarą duris ligoninių klinikų ir taip toliau. Tai nepadaru, nežmogiškai ir visiems valstybei. Ir dabar mano pareiškimai iš karto po 2 dienų išėjo pareiškimas valdžios, kad jie ruošia visiškai naują sistemą priėmimą, koronaviruso karantino tokią sudėtyje, padaryti sistemą, kaip priiminėti vis tik taip tam žmonės, kurie serga. Ir statistika, žinokit, nedžiuginanti, todėl, kad aš pažiūrėjau sausio ir vasario mėnesį, pas mus buvo statistika tokia mažėjanti, lyginus su praeitų. Tai buvo mirčių. Ir iš karto nuo kovo mėnesį, kaip tik buvo paskelbtas karantinas, mirčių padidėjo 2 kartus. Tai, gerbimieji, tai yra rimtas dalykas ir reikia, kažkas už tai turi atsakyti arba nedėlsant taisyti tą situaciją. Todėl aš teisininkas, teisininkai ruošia šitą darbą, laukiam iš žmonių atsiųstų istorijų ir tada galima bus vertinti. Taip, bet mūsų taktika siūloma buvo ryžt su nedėlsiu stabdymu karantino, kur išplėstinis veiksmų planas, nuostoliai, ekonomikos žlugdymas. Dabar, pavyzdžiui, ir paukštieną naikina, daržovės naikina dėl to, kad visuomeninės įstaigos uždarytos, smulkus verslas, vidutinis verslas pjaunamas. Ar jūs tik tai žmonių šitos, tad tokiu atveju išsitęs tas nuostoliai ir byla pati, ar nukreiptas į karantino stabdymą, tada ryšium su tuo, ar yra numatyta ieškinys suma. 5 milijardai jie patys įvardino tiek, kiek pasiskolino. Tai nežiūrint dar, neskaičiuojant nuostolių ekonomikai. Žinote, aš nespecialistas visų galų ir tikrai pas mus nebuvo minčių apie karantino sustabdymą. Ir tai turi būti 2 skirtingi dalykai.
Vienas dalykas tai yra, nesvarbu, tai yra karantinas, tai yra žodis, o žmonių lyga ir jiems pagalba tai yra situacija, tai yra reali situacija, kur reikia tiesiog daryti ir suteikti pirmą paslaugą. Todėl šitoje vietoje aš nerėšiau su prie karantiną. Karantinas tai yra kitas dalykas. Rinėti pačią, kas teisėtas, neteisėtas, ar efektyvus, ar apsimoka taip daryti ir taip toliau. Tad, jeigu jūs man užduodat klausimą, kokia mano nuomonė dėl karantino, aš galvoju, kad jis perdėtas ir tikrai, juokingai atrodo. Viską reikia uždaryti, o parduotuvės atidarytos. Ir tie patys žmonės visi praeina rautą. Jokios klinis ir taip toliau. Ir šitoje vietoje galiu pasakyti, kad tai yra, nėra efektyvu. Aš suprantu, reikėjo ir gerai, kad padarė, uždarė sienas, išvažiavimą, įvažiavimą, kad nebūtų eksportuojama, importuojama to virusą ir taip toliau. Bet viduje, kada žmonės laisvai gali eiti į parduotuvę, laisvai gali eiti į gatvės, tik kažkokią tam apsaugą minimaliai uždėti, tai nieko neduoda. Nieko neduoda. Vienas dalykas, kitas dalykas, reikia atkreipti dėmesį. Todėl pats karantinas tokiu būdu arba tokiu mastu, kaip jis padarytas, jis neefektyvus. Jau tai matosi. Neefektyvus ir dėl to, kad uždarė visą tą paslaugas visas sferas. Bet kas įdomiausia, uždarius visas paslaugas sferas, valstybė gyvuoja. Dar neskolindamas ir visa kita gyvuoja. Ir tai yra įrodymas tai, apie ką aš kalbu jau trečią kadenciją. Kad ne iš paslaugų sferos gyvena valstybė. Gyvena valstybė iš tos srities, kur vyksta eksportas ir su savo lietuviškos kilmės produkcijos ir prekėmis konkuruojama vidaus rinkoje su importu. Štai iš šitos srities maitinasi visa valstybė. Ir aš todėl visą laiką sakau, jeigu mes norim gaivinti ekonomiką, palaikyti ekonomiką, mes turim ypatingai krizės metu visus pinigus, ypatingai kurie skolinam, juos pravaryti per lietuviškas kilmės prekės ir produkciją. Tada bus efektas, nes aš kažkada tą paišau ant savo sienas, tai galiu tą dar kartą padaryti. Nes 4 milijardai arba 5 milijardai pravaryti per lietuviškas prekės produkciją ir prekę, maždaug pusę per PVM, GPM, pelną mokestį ir visus kitus dalykus nueis į biudžetą atgal. Tai vienas dalykas. Žmonės daugiausiai uždirbinėja tose pramonėse, pavyzdžiui, mano gamyklose vidutinis atlyginimas 1500. Tai tie žmonės, kada uždirbinėja tos atlyginimus, gali eiti į kavinę ir visą kitą, pirkti kažkokį paslaugų rinkoje, kažkokį tos paslaugas savo. Restoranose, kavinėse, salonose ir taip toliau. Jeigu jie nedirba, tai reiškia ir niekas neeis pirkti tą paslaugą. Bus atidarytas ar nebus atidarytas. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Pavyzdžiui, ten pagrindinis gamyklas jie lygtai ir veikia. Bet aš kaip versle 30 metų, aš žinau, kad apie 30% gamybinių pajėgumų yra laisvų. Tai išnaudokim jos. Ir ant tos 30% pajėgumų, 5 milijardus pravaryti per lietuviškas kilmės produkciją, bus sukurtas apie 60-80 tūkstančių darbo vietų papildomai. Jeigu šitus pinigus investuoti, taip sakant, kaip investicinė aplinka, kap įdėjimas,
Tai tada galima būtų sukurti nuo 120 iki 140 tūkstančių darbo vietų gerai apmokamų. Yra konkurentų, bet investuotojai, vėlgi sakiau, į tą sritį, apie kurią aš kalbėjau, kurie eksportuoja, konkuruoja vidaus rinkai su importu. Kas vėl mane džiugina, todėl kad aš pradėjau kelti tą temą, kažkiek tai ten vyriausybė atkreipė dėmesį, neatkreipė, todėl kad pas tokį Karbauskį dabar pilnai tokių idėjų, kuo daugiau pinigų pašerti žmonės prieš rinkimus ir taip papirkti jos. Ir visą kitą, ir paskui dar pasakysiu, kokie pasiekmi tų tuščių pinigų dalinimo bus. Tai vat, būtinai reikia to padaryti, bet man patiko, kad išgirdau ir verslininkai. Maxima paskelbė vakar, man atrodo, ar šiandien, kad jie 500 lietuviškas kilmės produkcijas sumažina kainą 15% tam, kad galėtų pirkti būtent lietuviškas kilmės produkciją žmonės. Fine. Super. Tai reiškia, yra kas išgirda, yra kam tai ir įdomu ta nuomonė ir taip toliau. Tai yra labai gerai. Dabar apie tai, kaip tuščius pinigus dalinti, neuždirbtus pinigus. Aš vakar sakiau apie tai savo tiesioginį eterį, kad šiandien išdalinti tie pinigai, kurie neuždirbti, nepadengti darbų, bus sukelta nori, nenori infliacija. Ir ta infliacija prieis pakankamai ilgalaikį laikotarpį. Vieną mėnesį gaunam tokius tuščius pinigus, a kokį 10 mėnesių, tai 10 kartų maždaug ilgiau, gausim atlyginimų, kurio 30% bus suvalgytos infliacijos. Tai reiškia, sumą gaus žmonės tą patį, o nupirkti galės 30% mažiau, nes pabrangs kainas produkcijos ir visą kitą. Ir va čia pensininkai per anksti džiugauja. Viskas tvarkoja, gerai, kad jam duoda ir visą kitą, bet esmė, per anksti džiugauja. Jie dabar gaus tos 200 eurų, bet 10 mėnesių arba metus ar pusantrą gaus tos pačios pensijos, kurių gaudavo, kaip visada. Tik už tos pensijas galės nupirkti 30% mažiau. O tada pamastys, ar gera buvo padaryta, ar gerai valdžia padarė, kad padalinam neuždirbtus pinigus ir visą kitą. Tai bus klausimas labai rimtas. Bet tos pensijos, toje lygmenyje pensijos, kurie yra šiandien pas mus valstybėje, dauguma iš jų atsidurs už skurdo ribos. Ir tai yra pavojinga, todėl valdžia turi visą laiką pasverti kiekvieną savo veiksmą, nes valstybė nėra pas mus, neturi kažkokių gamtinių išteklių ir taip toliau, neturi ypatingas atsargos. Kažkas džiaugiasi, kad mūsų valstybė neturi per daug skolų santykių prie BVP, bet tai labai greitai padidės. Labai greitai padidės. Ir mano paskutinė rezoliucija Europos parlamente, kad leisti toms ES valstybėms padidinti fiskalinį deficitą, formuojant biudžetą, jeigu jų santykis skolos ir prie BVP dar nepasiekė 60%. Aš jau kalbu, net pats ruošiuosi rinkimus ir visą kitą, ir kalbu todėl, kad tai bus labai reikalinga, todėl, kad, Kubilius vyriausybė praskolina, Karbauskis dabar nori praskolinti valstybę, bet vis tiek galutiniam variante kažkas tai, kitaip nieko nebus, turės investuoti į generuojančią ekonomiką. Yra rinkas dėsniai, taip yra gamtos dėsniai. Jeigu mes sadinam, kad visiškai paprastai pasakyti, jeigu mes pasadinam bulvį vieną, tai jau daugiau daryti nieko nereikia. Veikia gamtos dėsnis. Mes rudenį galime ištraukti kokie 5. Ekonomikai Viktorai, taip pat. Galima? Tai aš dabar supratau tą jūsų atsiribojimą nuo valdžios. Mačiau jūsų vieną pasisakymą, kur jūs sakėt, valdžia nusprendė.
O mano galva, jūs ir esat valdžia, nes Europarlamento narys, jūsų partija 14 vietų tikisi rinkimuose, galinga jėga. Tai vadinasi valdžia, žmonių samprata. Gerbiamasis, daug dievė jums papulti į Seimą ir pamatyti, kas yra reali. Aš įsivaizduoju. Va. Tai ryšim su tuo kitas klausimas. Reali valdžia yra. Taip. Aš ne pirmą kartą, nereikia klaidinti, kad žmonės tikrai nebūtų klaidinami, tai yra labai svarbu. 99% sukoncentruoto valdžios pagal jau įprastą tvarką ir pagal konstituciją pas mus, pas premjerą su dauguma jo, pas premjerą, ne pas Seimo narį atskirą, o pas jį. Tik jis gali uždėti parašą dėl vieno ar kito įstatymo, pristatyti savo daugumai į Seimą ir priimti. Darbo partija niekada neturėjo premjerą, aš irgi nebuvau premjeru. Manau, nemažai yra pateiktų įstatymų, kada aš buvau Seime, projektų, teisės aktų ir taip, bet už juos nebalsuoja. Balsuoja principingai socialdemokratai. Jie šiaip draugai. Jie tik pavadinimai ten kitokie, nes jie visi iš komunistų, ten pusė komunistų pas konservatorius, pusė komunistų pas socialdemokratų, jie taip vienai tą patį chebra tik pasiskirsti skirtingos partijos. Todėl šitoje vietoje nieko tu negali padaryti Seime, jeigu neturi daugumos. Partija, jeigu neturi daugumos ir neturi savo premjerą, nieko negali ten padaryti. Va, šitą mes žinom. Galima patiksinti. Specialiai mūsų gretų savanoris padarė mikro tokį filmuką, kur mūsų galva iš jūsų veiklos, iš jūsų pasaulėžiūros, partijos sprendimas absoliučiai prieštarauja jūsų pačių požiūriui. Tai yra 2014 metų socdemų paruoštas ir darbo partijos palaikytas įstatymas dėl vaikų atėmimo. Ir jisai nepraėjo tik dėl to, kad konservatoriai paprieštaravo. Aš tada mūsų žmogui ir sakau, pas ten visai kita logika veikia. Ten nepasirašo vien todėl, kad anie pateikė, kiti nepasirašys dėl to, kad priešingi pateikė. Va todėl mes, tai yra valstybė, tai yra rinkėjai, netgi tie, kurie nedalyvauja rinkimuose, galvojam, kad reikia priversti Seimą atstovauti sutartiniu principu, pažeidėjai tą, ką pasižadėjai, vadinasi grąžinė atlyginimą ir dar bauda, jeigu nebaudžiamoji byla. O paskui būtinai įtvirtinti 4 konstitucijos straipsnį 1 daly, tauta valdo tiesiogiai. Neįmanoma kitaip. Nes 30 metų vis žemyn nuo kalniuko ir taip, kaip jūs ir sakote, vyksta. Patys nežino, už ką balsuoja. Ar jūs sutiktumėt jūsų partiją svarstyti tokią formą, iš esmės rekonstrukciją politinio valdymo ir konstitucijoje įtvirtintų straipsnių? Aš praeitais metais siūliau per savivaldos rinkimus įteisinti. Ir dabar pas mus yra programoje įteisinti asmeninę atsakomybę. Ir aš šiandien pasiruošus rinkimuose užstatą kokį padėti, tam 2-3 milijonus eurų, valstybės kažkokį tą sąskaitą, turi būti programa ir programiniai punktai turi būti gyvendinimai. Neįgyvendinai tai, ką žadėjai. Viskas nurašė, atiduoda tam globos fondam ir visą kitą. Tie, kurie politikai neturi tokių pinigų, užtatą savo būtų. Tai yra labai reikiam. Kitas dalykas, mes siūlėm, visą laiką sakant, imperatyvus mandatas, jis laisvas ir visa kita. Tai gerai, ateina chebra, net ir su darbo partija. Ateina su darbo partija ir paskui, žinai, pakelias ir eina į kitas frakcijas ir visa kita. Niebausim, tik ką padaryti. Ir praktiškai su viena programa nueina dirbti pas kitus. Todėl
Ašgi buvau jau išėjęs ne tik iš partijos pirmininką, bet ir iš partijos. Atvažiavo žmonės, mane pakvietė, norėjo kažką tą daryti, aš sakau, aš grįšiu, tik aš išvalysiu partiją nuo visų tų perbėgėlių, išdavikų, pardavėlių ir visą kitą, man pavyko tai išvalyti. Dabar liko partija tie tikri partiečiai, kurie niekur nebėgdavo per sudėtingiausią partiją laikotarpį ir valstybė buvo kartu. Tai aš kažkaip tai esu įsitikinęs, kad tai ta komanda, kuri neišduos. Bet taip, kaip jūs sakote, įteisinti kažkokį tą tvarką, aš tai dviem rankam už, kad tai būtų padaryta. Aišku, tai kažkiek tam žmogaus teisė bus pažeista, lygtai tai bus nelaisvas mandatas, bet iš kitos pusės tai reikia tada kitą sistemą sukurti. Prie ko čia tada programą, kiekvienas kandidatas į Seimą eina su savo programą, su savo tikslais, interesais, ir tegul tada eina. Bet kaip tada sudaryti tą daugumą? Todėl iš tikrųjų reikia tą padaryti. Reikia padaryti neblogai kaip Italija, pavyzdžiui. Rinkimus turi būti 100% dalyvavimas. Ten yra bauda, tam 100 eurų ar kiek. Nedalyvauja, sumokėk, nes tu esi pilietis. Nors vieną kartą išreikš savo pilietišką poziciją vienu ar kitų klausimų. Tai būtina daryti. Ir kiekvienas turi būti atsakingas pilietiškas savo valstybėje. Nu gerai, bet kaip tada grįžti prie konkretaus įstatymo 14 metais? Man atrodo, jums prieštarauja jūsų nuostatai. Turėtų tas vaikų atėmimo projektas. Kada jis buvo priimtas? Nu, nepriimtas dėl to, kad konservatoriai neleido. Nu, tai gerai, nepriimtas, konservatorijas neleidžia ir visą kitą. Kada tas buvo įstatymas? 14 metais. Kada 14? Nepamenu dabar. Ten žmogus padarė filmą, va galiu parodyti, va. Galim paklausyti net filmuko. Po 2 minutės. Darbo. Ojojoj, aidas eina. Nesvarbu. Nesvarbu. Tai pasakykit, tai yra kada buvo? Todėl, kad 14 metais aš jau buvau ne partijos pirmininkas. Aš atsisakiau, palikau partijos pirmininką postą. Partijos pirmininką postą 13 metais pabaigoje. Ir palikau tik todėl, kad mano programoje buvo įtraukta, kad minimaliai alga reikia pasiekti 1509 litus. Sakiau, jeigu man nepavyks, aš atsistatydinsiu, aš tą padarau. Tvarkingai, sąžiningai prisėjimas asmeninė atsakomybė. Man nepavyko socdemus Butkevičių įkalbėti, kad reikia tai padaryti. Minimalus atlyginimas, pakilimas ne tik tai gerą padarai žmogui. Tu subalansuoji, padarai civilizuotą, tokią sąžiningą rinką. Tai yra labai svarbu. Tai labai svarbu. Jeigu būtų padaryta toks minimalus atlyginimas, tai mažai žmonių imigruotų. Nu, daug yra aspektų, dėl ko aš to norėjau. Aišku, tai buvo bendram paketė, ką reikėjo. Ir aš pristačiau, kada mes darėm koaliciją su Butkevičiu. Sakiau, ir Paksas buvo. Toj koaliciją aš pasakiau, davai, mes lyderiai, pristatam kiekvieną partiją, pristatą programą ir tos nuostatus turime traukti į programą, nes mes darom koaliciją. Taip sutinka visą kitą, aš pristačiau kaip partijos pirmininkas partijos programą ir 4 metus. Aš 13 metais pabaigoje, kad man nepavyksta įgyvendinti tą pažadą ir aš atsistatydinau. Ir 14 metais nuo pats sausio mėnesį aš perėjau į pilną poziciją Butkevičius. Jūs galite pažiūrėti archyvas, mano pareiškimą apie ir visą kitą, kad tai yra taip, piemo, kuris plaukia pasroviu ir keičia savo per dieną ir taip toliau. Ir aš buvau gilioje pozicijoje su Butkevičiu. Viktorai, mes ne apie tai kalbam šiek tiek, ne tiek apie asmeninį, bet apie sistemą. Nu, tarkim, kita iliustracija, žiūrėkit, Puidokas juk pats
balsavo irgi už Šakalienės įstatymą. Ir žaibiškai iš karto tada mitinguose kalbėjo prieš jį. Apie tai kalba. Jeigu parlamentarai neatstovauja žmonėms, jeigu referendumo padaryti neina, vadinasi, jie ką nori, tą ir daro. Viskas. Reikia rekonstruoti viską. Mūsų pozicija tokia. Jūs sutiksit svarstyti, va, kaip, kokiu būdu. Turint parašus, kiek ten dabar, nežinau, jeigu nepasikeitė kažkokie tai įstatymo 300 000 referendumų. Bet jūs sutiksit apskritai eiti į dėrybas kokiu būdu, kad jūs privalot dirbti tą, ką susitarėt su rinkėjai. Ne pagal programą, partiją, bet konkrečius punktus. Na, tarkim, kurie kišasi... Pagal kada dalyvaujam rinkimuose, mes pristatinėjom programą ir žmonės irgi domisi, ką mes darysim. O ką mes deklaruojam susitikimuose su žmonėmis, tai yra įtraukta į programą. Tai yra būtina. Nu, ar yra tokia partija, kuri laikosi tų programų? Nu, pavyzdžiui, mūsų partija, 4 metais, mes praktiškai apie 70% įgyvendinam savo programą. Aišku, yra nekirtiniai punktai, kuriuos aš visą laiką kalbu apie savo kalbos pradžioje išėjimis ekonomiką. Daryti labai duodam. Visą tą mokesčių sistemą, kokį reikia daugiau mums kelti į viršų, kuri duoda daugiau naudos. Tiesiog neduodam. Nu, tai paimkit mano asmeninė aptarinė buvo įstatymas apriboti energetinių įmonių viršpilnus. Taigi konservatoriai ne taip paprastai buvo tai įtikinti, vis tik taip man pavyko, didelis buvo skandalas, aš buvau vyriausybės narys pas Brazauskas, jis iš pradžių pritarė ir vyriausybė pritarė, paskui pradėjo atšaukinėti atgal, matyt, jau lobistai padirbėjo su juo. Bet man pavyko Seime įtikinti, Seimas prabalsavo, jau prieš savo pagrindinį viršininką, premjerą tada. Seimas prabalsavo ir žmonės, kol galioja tas įstatymas, maždaug 450 milijonų litų kasmet mažiau mokėjo už energetiką. Atėjo į valdžią konservatoriai, vėl atšaukė šitą įstatymą ir viskas. Žiūrėkit, Viktorai, bet 30% nepriimtų nebūtų, jeigu visos partijos pasirašytų sutartį su rinkėjimais. Nebilė ką, bet sutartį. Ne kad Viktoras Uspaskichas 3 milijonus deda, o kiekvienas parlamento narys. Tada pririštas prie balsavimo. Griežtai. Galėtum, kaip balsavai? Balsavai prieš, viskas, out. Taip, aš apie tai ir kalbu, kad būtų labai gerai, kad įteisinti asmeninę atsakomybę. Ir asmeninė atsakomybė turi būti materialiai. Ir tai yra labai svarbu. Ir tai tada bus, kiekvienas tada pagalvos, ar verta apgaudinėti rinkėjų, tai, ką parašyta programai, tai pagal kokią programą tave išrinko, ar verta apgaudinėti. Gal tu tada neteksi savo butą arba namą. Aš tai už tai. Žinot, irgi puikiai suprantat, kad mane pinigai netaip domina. Aš į pirmą kadenciją atėjau, aš iš karto visą savo atlyginimą nukreipiau ten į bėdų turgus ir į visokias labdaros organizacijas ir taip toliau. Ir dabar mano Europos parlamento alga dvigubai daugiau eina labdarai. Todėl mane atlyginimai nedomina. Todėl aš tikrai galiu prisijimti asmeninę atsakomybę už šitos dalykus. Ir tik už. O partija bus už? Su partija irgi apie tai kalbėjau ir praktiškai tie, kurie nenorės sutikti su tokiu dalyku, su asmeninė atsakomybė, tik kol nedalyvauja. Jos neįtraukti tiesiog iš sąrašo. Tarybos posėdį kalbėdamas apie šitą asmeninę atsakomybę,
prieštaravimo nebuvo. Ja, bet dabar mes kalbam, dėl ko klausiu partiją. Mums rūpi visą laiką ne vienas Viktoras Uspaskichas, visos partijos, kurios pasiryžę tam, netgi su skirtiom pažiūrom, vieni už, kiti prieš, ten gali skirtis, bet privalo atsakyti už savo žodžius. Ir tos partijos idėja ta, kad tos, kurios vykdys griežtai tą, ką sakė, va tos turėtų žmonių palaikymą. Visos kitos, kurios nepasirašo, net rinkimuose dalyvauti kaip marginalai turi. Visiškai sutinku. Aš apie tai, ko gero, pirmas iškeliau tokį klausimą. Tarp kitką, jūsgi gali pažiūrėti iš istorijos, aš organizavau referendumą, kad visi Seimo nariai būtų renkami tik vienmandatėse apygardose. Bet pabuvus Seime politikai, galiu pasakyti, kad tai yra neefektyvu ir nenaudinga būtų valstybei. Ta proporcinė sistema, kuri pas mus dabar yra, jinai, tokia aktualesnė, tokia objektyvesnė, aš galvoju. Nes įsivaizduokit, ateis 140 marginalų į Seimą, tai iš vis niekada nebus sudaryta koalicija, ne taip paprastai. Vis tiek jos gal ir, žiūrėkit. Partijos pagrindų turi būti daroma. Viktorai, jeigu būtų maksimaliai sumažintos ribos, visuomenė pamokyta referendumų, patiems spręsti atsakomybę, tai Seimas turėtų būti tarnautojai. Tu ateisim į Seimą, reikės padaryti. Darbo partijos pasiūlymas buvo 200 tūkstančių surinkti parašų, kad padaryti referendumą. Kad Seimo rinkimuose galėtų dalyvauti nuo 21 metų. Kodėl? Europos parlamentą gali dalyvauti, į Seimą ne. Suprantate? Tai yra būtina ir reikia leisti žmonėms aktyviai dalyvauti politikai, tie, kurie nori dalyvauti. Dabar dar žmonėms reikia pasakyti, kad iki 9:30 sutarta šitas, tai galit skambinti, dar atsakysim į klausimus. Bet man praktiškai rūpi, kad nesibaigtų, rinkiminių pažadų tokia įžanga. Ką mes galim šiandien sutarti konkrečiai? Dėl bylos, aišku, jūs prieš karantiną neinat, jūs einat žmonių konkrečius nuostolius, skriaudas. Mesgi patį karantiną stabdyti norim ir ieškinys konkretus dėl žalos ekonomikai. Čia mūsų skiriasi pažiūros, taip supratau? Suprantat, už karantiną yra atsakingi žmonės ir jie vertina situaciją. Mesgi nevertinam visą situaciją. Minutė. Kokie žmonės, jeigu komanda atėjo iš išorės, iš Pasaulio sveikatos organizacijos visos komandos duodamos? Ir čia klusniai vykdo kaip Martiškės. Gerbiamasis, mes gyvenam teisinėje konstitucinėje valstybėje. Ir konstitucija numatyta, pagal konstituciją yra išrinkta ir legalizuota legali valdžia pas mus dirba. Kokį jinai priiminėja įstatymus ir mes puikiai žinom, kad tose sprendimuose nėra parašyta, kad yra PSO rekomendacija arba ten kažkas tai ir Pasaulio sveikatos organizacijas deda savo parašą į tą sprendimą. Viktorai, čia ne mūsų nuomonė. Mes tą galime įrodyti, kad karantinas neteisėtai su Riomerio universitetų išvadom. Tai čia negaiškim laiko. Gal žmonėm duodam. Klausom. Alio. Greičiau kalbėkit. Labą dieną. Sakykit, ką norėt. Į nekorektiškus klausimus neatsakinėjom. Čia tokių galit net neskambinti. Čia ne argumentai. Aš negirdėjau, kad ten. Kad sukčius jūs, aš įspėjau žmonės. Kiti pasakys ten, gerėt kažkada. Čia nieko bendro neturi su reikalu.
Tie, kurie sako sukčius, dar nesusitikus su manim, tai yra patys didžiausi sukčiai. Klausome. Klausome. Alio. Klausome. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Na, labą dieną, išjunkit garsą pas save ir kalbėkit tada. Garsą. Nu, atrodo garsas išjungtas. Aš jūsų dabar negirdžiu, bet jūs mane girdite. Taip. Gerbiamam Viktorui toksai klausimas. Aš esu rinkų žmogus ir kažkada aš labai džiaugiausi ir sakyčiau, labai jūs man atrodėte toksai labai puikiai matantis žmogus, kada patikė informaciją, kad jūs prekiaujate finansų rinkose Amerikoje, ten valdote kažkiek draugų portfelius, žodžiu, apie šitą dalyką atsakymas paklausiu. Ir antras klausimas iš sykio. Dabar, ką jūs manote dėl verslų vidaus rinkoje? Nes vidaus rinkoje tiek lietuviai verslininkai pagamina paslaugų ten gaminių, tiek kiti lietuviai sumoka. Reiškia, viskas eina ant nulio. Bet kas gaunasi? Jeigu Lietuvos verslininkai dirbdami vidaus rinkoje pagamina prekių ir paslaugų už 4 milijardus, tai kiti lietuviai sumoka. Ne kažkas kitas, bet lietuviai. Bet tie, kurie gauna, išeina dalis jų gautų pajamų verslo mokesčių pavydalu. Reiškia, realiai lietuviai gauna, tai tiek ten numesti mokesčiam 30%, kartais net 50%. Reiškia, gavo 2 milijardus vieni lietuviai, o kiti lietuviai sumokėjo 4 milijardus ir viskas. Lietuva nuskurdo per vieną apyvartą 2 milijardais. Jeigu mes dar toliau vidaus, žodžiu, verslus 10 kartų padidinam, sakykime, verslininkai gavo 10 milijardų, o lietuviai sumokėjo irgi 10 milijardų. Išeina mokesčiais vėlgi kiek ten 3 milijardai. Lietuva... Idėją supratom. Jau 3 milijardais. Va tas dalykas. Todėl aš manau, kad kaip visos šalis, norim būti turtingi, gyvenkim eksporto sąskaitą, darinkim paštais, prekiaukim finansų rinkose, kažką pardavinėkim, bet mažinkim verslus vidaus, kadangi vidaus verslai yra skurdinantis Lietuvą. Kuo daugiau... Nu, aišku, idėją supratom, labai blogai girdėjom, bet ar supratot, ką klausė, ar ne? Aš negirdžiu, čia pas jūs studijai kalbėjau, ne pas mane studijai. Tai aš per mikrofoną leidau. Bet esmė tame, kad žmogus siūlo vidaus rinkai beveik nieko nedarytų, į eksportą. Vienu žodžiu, man atrodo toks nelabai logiškas klausimas, bet kaip jūsų bendras matymas dėl verslo skatinimo, tada ir eksportų ir vidaus rinkai, trumpai. Jeigu mes norim paskatinti mūsų ekonomiką, tai mes turim investuoti arba sukurti sąlygas investicijam tose sferose, kur geriausiai sugeba Lietuvos žmonės dirbti ir geriausia yra specialistai, tai yra maisto pramonė, lengva pramonė. Aišku, niekas nenori nuginčyti ir aukštos technologijos, bet aukštos technologijos mus niekada nemaitins, tai kažkiek tai prisidės prie ekonomikos kūrimo, bet niekada negalės mūsų maitinti, nes mes negalėsim konkuruoti su jom. Aš vienas iš pirmųjų iš Lietuvos, pirmas iš valdžios iš Lietuvos buvau nuskridęs į Ameriką, Silicijos slėnyje, Los Andželio valstijoje, kur yra tas silikoninė ta dalina, tai yra aukštos technologijos tas miestelis. Ten per metus yra investuojama apie 300 milijardų dolerių rizikos kapitalą. Lietuvoje net nesupranta, ką tai reiškia rizikos kapitalas. Rizikos kapitalas tai yra maždaug 12–15% yra sėkmės ir tada jį investuojam. Nu, vieną kartą, antrą kartą, trečią gal iššaus. Ir tada tokiu būdu vystosi visą tą aukštą technologiją ir taip toliau. Visi startupai.
Pas mus, Lietuvoje, jūs nueikite į banką ir pasakykit, kad pas mane tikimybė šitą mano projektą yra tik 15%. Jūs net ant laiptų nedaleis bankas ir visa kita. Net jeigu jūs pasakysit 85–90% pas jūs yra tikimybė šito projektą ir visa kita, tai jums dar paprašys 2 kartus daugiau užstatą pastatyti. Procentas įkals ir visa kita. Mums nėra galimybė konkuruoti su tokiais pinigais. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, net jeigu į kažką tokį ypatingą mes atrasim laikinai, tai niekas negarantuoja, kad už 3 dienų arba už metus kita valstybė atras kitką. Tai labai geras pavyzdys buvo su Suomija, Nokia. Kada Nokia pradėjo eiti po pasaulį, ten kapitalizacija kompanijos išaugo iki $130 milijardų. Atsirado kiti, Samsungas ir visa kita. Tas pats Apple, nukritom nuo 130 milijardų iki 7, iš pradžių iki 13, paskui iki 7 milijardų ir bankrotas. Štai, kad reiškia aukštos technologijos. Todėl mums reikia labai sukurti gerą, pastovį, garantuotą bazę maisto pramonė ir lengvoje pramonė. O ten reikia sukurti ypatingas sąlygas. Pagal mano paskaičiavimus, per artimiausius 5 metus, kiek paplanuota investuoti aplinkinėse valstybėse, tai yra, Europai, tai jeigu sudaryti pas mus geresnės sąlygos negu ten, ir nukreipti tik nuo 3 iki 5% tų investicijų į mūsų Lietuvos teritoriją, pas mus padidės investicijų toje srityje apie 10 kartų, tai yra 1000%. Tam prireiks maždaug apie 120 000 darbo vietų, gerai apmokamų, kur bus konkurencija ir taip toliau. Vat būtent šitą sferą pas mus kūrė kaupiamąją dalį bendro vidaus produkto. Ir jeigu šitą sferą nepakelsim, nieko gero nebus. Nieko gero nebus. Mes iš kavinių, restoranų, viešbučių neuždirbsim. Tai reikia suvokti. Ir šitoje vietoje pagrindinį dėmesį turi būti nukreipta ten. O visa paslaugų sfera negyvena tik tada, kada gyvena didelis verslas, tai yra visame pasaulyje. Per paslaugų sferą mažą vidutinį įmonę valstybė renka mokesčius, todėl kad gavus atlyginimą, tose dideliuose įmonėse žmonės eina juos išleisti smulkiam ir vidutiniam verslui. Kavinė, restoranai, visokios fitnesai, salonai ir visa kita. Taip gyvena visas valstybės, taip turi gyventi ir mūsų, bet pas mus nėra ten proto valdžioje. Nėra specialistų, todėl kad praktiškai aš nematau šitoje vyriausybėje, tai ne tik šitoje ir kitose, kad kažkas ta būtų gerai susipažinęs su mikroekonomika. Makroekonomika dar iš vadovėlių jie susipažina ir visą kitą mikro ne. Reikia sujungti mikro ir makroekonomiką. Suvokimą reikia turėti, iš ko gyvena valstybė. Tik tada galima kažką tam daryti. Todėl, per 5 minutės mes čia nepakalbėsim apie ekonomiką. Reikia rimtai diskutuoti. Žmogus vėl skambina, galima toj. Kalbėkit. Alio, ar mane čia girdi? Girdim, kalbėkit. Tai kad Viktoras negirdi manęs. Tai Viktoras negirdi, bet aš pasakysiu, ką sakysit. Na? Tai kad jis ten kaip banderlogus visus čia hipnotizuoja. Laikykit prie ausinės ir prie mikrofono tą telefoną, gal išgirsti. Šiai dienai aš galiu pasakyti, kad įstatymų projektas dėl juvenalinės justicijos, kuris buvo balsuota 2013 metų 04.09 mėnesį. Atsiprašau. O Viktoras čia mums šneka, kad jisai, tai aš sakau, už juvenalinės justicijos įstatymą buvo balsuota 2013 metų 04.09. O Viktoras ką Viktoras? Dirbo į Rusiją 2013 metų Liepos mėnesį. Tai ką išneka, kad jis jau buvo atsistatydinęs nuo savo frakcijos pirmininko. Gerai, tvarkau, perduosim dar kartą. Gerai.
Nu va, beveik girdėjot ar ne, ką sakė? Ką? Sakė, kad kaip banderlogus visus hipnotizuojat ir už juvenalinę justiciją asmeniškai atsakingas ir tik po to projekto išvažiavot į Rusiją ir jūsų projektas, vienu žodžiu. Kokį projektą? Juvenalinės justicijos. A? Juvenalinės justicijos vaikų atėmimo tas įstatymas. Baikit jūs užsiminėti niekiniais dalykais. Nu, iš esmės, jeigu net pasirodytų jūsų, ne jūsų, bet jeigu būtų atsakomybė, ta, kur mes kalbam, būtų vis tiek kiti santykiai su rinkėjais, už ką jūs ir pasisakot. Taip. Žmonės, dar klausimų, laikas baigėsi. Europarlamentaras... Įvairių nuomonių yra ir apie vaikus. Aš kada matau, kada skriaudžia vaikus šeimoje, tai geriau tegul vaikai gyvena saugiai ir pasirūpina valstybė jais. Todėl tai yra daug įvairių dalykų yra. Kai pas mane šeimoje viskas tvarkoj, tai aš kažkaip tai ne per daug ir lendu. Niekas iš mane niekada nebandė atiminėti vaikus. Nežinau, jeigu iš kažkas tą atiminėjai, tai saugokit savo vaikus, mylėkit juos, auklėti juos tvarkingai ir taip toliau. Viktorai, tvarkingiams tėvams joks įstatymas nemaišys auklėti savo vaikus. Tarkim, jūs būsit valstybės vadovas. Jūs už valstybinį banką ar prieš valstybinį banką? Žinot, anksčiau aš buvau prieš valstybinį banką, todėl, kad kada nagrinėjau konservatorių vyriausybę, kada buvo Vagneris ir išdalinė jie maždaug apie 4 milijardus litų kreditų su valstybės garantija ir kada ne vienas litas negrįžo atgal, tai aišku, aš tada prieš buvau valstybinį banką, todėl, kad per valstybinį banką gali eiti didelis protekcionizmas. Ir tie kreditai galėtų gauti tik saviem arba su geresnėmis sąlygomis ir visa kita. Bet šiandien kokia yra bankinė sistema dabar susidarė Lietuvoje, tai aš už valstybinį banką ir palaikau Gitaną Nausėdą, jo iniciatyvą, kad reikia to kurti. Aš pasakiau, kalbėjau su prezidentūra ir pasakiau, reikia netempti laiką. Reikia kuo greičiau to daryti. Todėl, kad tai yra labai svarbu. Šiandien jau kūrėsi daug įvairių finansinių institucijų, kurie praktiškai atlieka funkciją banko. O kam? Turi valstybė užsiimti, tada mažesnį procentų, mažesnį bus išlaidai ir visa kita. Nes verslo ne taip paprastai uždirbti ten, tos 10 ar 8% metinio atidavinėti bankų ir taip toliau. Todėl valstybinis bankas būtinas šiandien tokiose situacijoje, kokia yra. Gerai, tada kitas klausimas, ryšim su tuo. Žlugus monetariniai sistemai, pavyzdžiui, dolerio krizai, totaliai euro zonos griūčiai, kaip jūs žiūrėtumėt į perėjimą prie kitų pagrindimų, ne popierinių pinigų, o pagrįstų. Galima parodyti poros minučių filmuką, kur buvo pristatymas Europarlamente. Ar jūs palaikytumėt tokią poziciją ar ne? Galima parodyti? Есть такая информационная, есть еще база престора. Это группа товаров, повышение цен значительно которых резко поднимают цены на все остальные товары. Как вы, например, будете сравнивать стоимость кирпича с коробкой кирпичных лет. Стоимость вот этой бутылки с водой и вот этого стакана через затраты электроэнергии. Везде есть электроэнергия. И если даже кто-то волевым порядком, не только поскольку де-факто этот энергийный вариант существует, просто придет, скажет, например, отныне рубль – это киловатт-час электроэнергии. Вот если Россия вдруг приняла такое решение, ее валюта была бы самой устойчивой и обеспеченной. И сказал, мы отныне все продаем за рубли.
И все стали бы покупать эти рубли. Но есть одна такая проблема. Я вам назвал соотношение энергии. Соединенных Штатов, Евросоюза, Японии и России. Вот эти 5 стран, 13 триллионов домашних. Вы, наверное, слышали о какой-то диверсии России в отношении, американцы это обсуждали. Вот они задумывали там, в отношении кредитно-финансовой системы Соединенных Штатов. Какая диверсия? Да, видимо, были попытки сложить вот эти 3,2 и 1 триллион. Хотели еще пригласить Японию, будет 5,2. Только тогда вот такая группа стран может прийти, сделать вот этот энергоинвариант не только де-факто, но и обозначить деньги. Kas nesupranta rusiškai, čia buvo Zaznobino preskonferencija parlamente, Europos parlamente, ir ten buvo siūlymas pereiti prie valiutos grįstos elektros energijos išgavimu, kur pasaulinis tinklas būtų ir nebūtų jokių manipulacijų su ten emisija. Pagrindimas visai kitas. Kaip jūs į tai žiūrėtume? Apie tai jau kalbama maždaug 20 metų. Būtų kilovatai, vatai ir visa kita, rankasi žmonių. Tai būtų teisinga galbūt, bet prie tokios sistemos bus ne taip paprastai prieiti, nes SWIFT sistema, kuri dirba, veikia visame pasaulyje, aš abejoju, kad negalės priimti tokį atsiskaitimą vienetą. Ir amerikonai tikrai prieštaraus, todėl kad Amerikai dolerius yra ne pinigai, Amerikai dolerius yra prekė. Ir jie pagamina šitą prekį tiek, kiek jums reikia ir valdo visą pasaulį. Todėl jie viską darys, kad tokių dalykų neįvyktų. Žlugti galim, doleris nuvertėti ir visą kitą, paskui vis tiek atsistos viską į vietą. Banda Rusija su Kinija, Indija, ten kitas rytų valstybės, kažkokią kitą savo valiutą sukurti. Bet reikalinga vis tiek pasaulinė sistema, mes pripratam gyventi pasauliniai sistemai. Ir bet kokiam pasaulio kraštą nuskristi, su kartelė atsiskaityti arba turėti valiutą, kurią priims visose kraštuose. Todėl, kad taip įvyktų, čia neturi žlugti, žlugs ar nežlugs ekonomika ir doleris ar kitas valiutas ar euras. Čia turi susėsti pasaulio lyderiai ir pasakyti, užtenka apgaudinėti žmonės visokiamis infliacijomis, devalvacijomis, dabar padarysim atsiskaitimą vienetą tokį, kuri bus padengta, taip sakant, kilovatai, vatai arba ta energija, kuri gaunama. Čia energija, aišku, elektra tai yra per kiltinį tokią prasme. Energija yra iš visko. Duona yra energija, bulvė yra energija, daržovių vaisiai yra energija ir visa kita. Viską galime paskaičiuoti, kiek tai kainuoja. Todėl tai gali įvykti tik tuo atveju, jeigu sugebės pasaulinė lyderių mastu susitarti dėl tokių dalykų. Arba valstybėm turi izoliuotis nuo viso pasaulio ir gyventi savo sulčiuose. Bet, Viktorai, jūs iš esmės net sieki į nepriklausomybę, taip, lyg tai kaip atsiskyrimą nuo pasaulio. Daugiau globalistinės tokios pažiūros, taip? Aš ne visai globalistinis, todėl kad aš gyvenu dabar tokiai filosofijai, kad globali sistema turi būti, bet neturi būti vertybinių pagrindų. Vertybinį pagrindą turėti. Todėl aš, pavyzdžiui, žiūrim Europos Sąjungą. Aš labai, vienas iš tų, kurie gailėsis, jeigu neižlugs. Todėl, kad tikrai Lietuva labai daug turi iš Europos Sąjungos naudos. Ir ne tik finansiškai. Aišku, yra kažkokių tai iškreipimų iš ten einam, bet čiagi mūsų valia to priimti arba nepriimti. O
visa kita labai daug ateina, ir kultūros, ir finansai, ir civilizacija, ir visa kita, ir mūsų valstybė labai kyla per tas 30 metų pakankamai stipriai. Ir laisvas judėjimas tai yra labai didelė vertybė, didelė kaina viso to, kada tu gali laisvai ateiti į uostą, paimti bilietą ir skristi kur tik nori. Todėl reikia puoselėti tokį dalyką ir aš, pavyzdžiui, nemažai kalbėjau ir kalbų Europos parlamente, kaip saugoti ES rinką, todėl kad ES viena iš tų sąjungų, kurie pakankamai rūpinasi tokią socialinę politiką. Ir dauguma šalių, rytuose ypatingai, neturi tos socialinės politikos kaip pas mus. O socialinė politika reikalauja išlaidų. Ir tas prekės, kuriem keliauja iš trečių šalių, kur nėra socialinės politikos, tokios kaip pas mus, pensijos, nemokamos gydymo, švietimo ir visa kita, tai natūralu, kad ta produkcija būna pigesnė. Jeigu mes norim pirkti pigesnį produkciją iš ten, tai mes turim tada atsisakyti socialinių garantijų. Jeigu mes norim socialinių garantijų turėti, stiprinti jo, mes turim apsaugoti savo rinką, todėl kad mūsų verslas negali konkuruoti, nesugebėtų, nes iš ten 30–40% savikaina mažesnė to produkcijos. Tai reikia suvokti, suprasti. Suvokti, todėl kad negalima nedirbti, pigiau gauti, tai vis tiek kažkada tai bus galas. Tai reikia saugoti savo vertybės. Nu, šitoj vietoje sutinkam, bet mūsų jau laikas, tą, ką jūs mums skyrėte, jau baigėsi, žadėjau priminti. Nu tai ką, čia mus pirmą kartą buvo ledus pralaužė partijos lyderis, tų partijų laukia visų, tas tai čia Viktoras Uspaskichas buvo pirmas europarlamentaras. Ačiū Jums, kad dalyvavo, tikimės, kad dar apsilankysit, nu ir iki kito karto. Iki, viso gero, visiems gero vakarą ir nebūkite pikti.